Labas, sveikinuosi su tavim šiandien trečiojoje penktadienio pokalbių laidelėje. Pagaliau apsisprendžiau, kad vadinsiu šitos pasidalinimus penktadienio pokalbiais. Ir šiandien bus tema apie vaizduotę. Pirmojoje laidelėje kalbėjau apie vidinius resursus, kaip jas atskirti nuo išorinių, o šito antrojoje laidelėje kalbėjau apie patį svarbiausią vidinį resursą, nuo kurio priklauso visos gyvenimo sritis ir kokybė, yra dėmesio valdymas. O šiandien noriu pakalbėti apie vaizduotę. Vaizduotė, sakyčiau, mano požiūrį numeris 2. Nes jinai bet kokiam vidiniam veiksme vaizduotė yra labai svarbi. Iš ko tai galima matyti, ar ne? Ar žinot, kad, aš turiu čia šalia savęs pianiną, tai ar žmogus groja pianinu, ar jis įsivaizduoja ir groja pirštais rankom, jos smegenyse vyksta lygiai tie patys procesai. Todėl vaizduotė yra labai svarbus dalykas, tai yra toks pasirengimas veiksmui. Bet kokiam veiksmui, vidiniam ar išoriniam. Labai daug mūsų gyvenime yra užduočių, kurio neturėdami vaizduotės, mes nieko su to nepadarytume. Žinot tą gerą pasakymą, kam jam pinigai, jeigu jis neturi fantazijos. Tai fantazija dar nėra vaizduotė. Apie tai irgi šiandien noriu pakalbėti, tai gal nuo to tada ir pradėsiu. Yra fantazija, ar ne? Fantazuoti mums yra lengva, bet ne visi žmonės turintys lakią fantaziją realizuoja savo svajones. Nes pafantazuoti tai reiškia užsimerkti, pasvajoti, kad kažkas tai gražaus mano gyvenime vyksta, kad kažko aš noriu, kažkaip ten viskas. Fainai, dar nesukuria, tai yra labai smagus ir malonus procesas. Labai faina. Toks džiaugsmas, ledai, desertas mūsų smegenims, atsipalaidavimo labai smagus būdas. Nes irgi pastebėkit, kad įsitempę žmonės, kurie labai daug dirba ir veikia ir siekia, jie kartais pamiršta pasvajoti. Tai pasvajoti yra faina, yra smagu. Tik tai svarbu žinoti, kad svajonės ir mūsų fantazavimas, pasvaigimas apie kažką tai turi tokius 2 spąstus. Tai pirmas spąstas yra tai, kad tai nesukelia motyvacijos ir noro veikti. Nebūtinai tai yra sukelia. Kartais galbūt kažkam, jeigu fantazija yra laki ir jinai labai susijungus su vaizduotė, tai tada tas gali įvykti, jeigu ne, tai ne. Dar kitas dalykas, kitas spąstas yra tai, kad jeigu tu savo vaizduotėj, net ne vaizduotėj, tu tiesiog pafantazuoji apie kažką tai pafantazavimas kartais netgi sukuria tokį įspūdį, kad tai nieko nereikia daryti, viskas ir įvyks. Bet dažniausiai mūsų gyvenime neįvyksta viskas. Mums visai nieko nedaro. Todėl labai svarbu mokėti ne tik tai pafantazuoti, pasvajoti, bet ir realiai įsivaizduoti tai, ko tu nori. Tarkim, jeigu apie kažką, kol aš kalbėjau apie fantazavimą, jūs pafantazavot, sekantis etapas yra apie tai pasvajoti. Ir su realiom detalėm ir labai realiu įsivaizdavimu. Kuo realiau ir detaliau jūs įsivaizduosit. Netgi, pavyzdžiui, coaching'e yra ar ne tas metodas ir būdas, kai žmogus yra kviečiamas pirmiausia prieš sudarant tikslų, planus ir taip toliau, prieš visą šitą stiprią dalį, žmogus kviečiamas įsivaizduoti, o kas bus tą dieną, kai tu pasieksi šitą tavo tikslą. Kaip tu jį atpažinsi, kaip tu jausies, kaip tada atrodysi. Ir jeigu žmogus sukuria šitą labai detalų vaizdelį, kokioje aplinkoje jis yra, kokie žmonės jis supa, kaip jis jaučiasi, kaip jis apsirengęs, kas jis sveikina, ką jam pasako, kalbant apie jo kažkokį tai tikslą, tada tas žmogus įgauna motyvaciją, energijos užtaisą veikti. Įsivaizduokim, kad ten nori kažkokį tai dalyką padaryti. Įgyvendinti kažkokią užduotį. Tai vienas dalykas yra pafantazuoti, kaip faina būtų, jeigu aš ten, tarkim, išleisčiau knygą arba ten apkeliaučiau pasaulį, kaip būtų nuostabu ir kaip man patiktų. Ar ne? Arba ten, jeigu išmokčiau kažką tai daryti. Tarkim, vairuoti mašiną.
Ir jeigu žmogus visiškai yra, tik tai ir liko tik tai tokiam pafantazavimą lygmenyje, tai nesuteikia motivacijos veikti. Tas realus įsivaizdavimas suteikia motivaciją veikti. Aš va šiemet pasižiūrėjau, praėjo vasarą, aišku, dar oras mus lepina šį nuostabų rudenį ir pažiūrėjau, kad, geras, aš ir šito norėjau, kaip ir šito norėjau, ir šito norėjau ir nieko nepadariau. Yra daug ką padariau, bet yra labai daug dalykų, kurių nepadariau. Ir tada galvoju, kas tai skiria? Aš neįsivaizdavau to. Ir kadangi neįsivaizdavau, tai ir negavau motivacijos veikti. Todėl tai ir liko toks pasvaičiamas vasaros pradžioje, kad būtų faina tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą padaryti. Taigi vaizduotė toks labai labai svarbus dalykas, kuris padeda mums gauti motivaciją. Dėl to, jeigu kažko tai norit, ar ne, ir jeigu, pavyzdžiui, pasidarėt gyvenimo rudenio reviziją pagal pirmą mano tinklalaidę, tai šiandien aš jūs kviečiu įsivaizduoti, ar ne, kiekvienos kažkas tai gyvenimo srities ar kažkas situacijos, kurioje jūs kažko tai norit, ir tai savaitgalis, labai nuostabus laikas, skirkite įsivaizduoti tai su kuo daugiau detalių, kuo daugiau smulkmenų, kuo daugiau aplinkybių įvairiausių ir viskuo. Ir tada jūs pamatysit, kad, geras, atsiranda motivacija, atsiranda kryptingumas, atsiranda energijos realiam veiksmui. O ne tik tai, kad, kaip faina būtų, jeigu mano gyvenime būtų tas ir tas. Tai va, kaip tik lygiadienis, labai fainas laikas susilygiuoti su savim, gamta susilygiuoja ir mes galim susilygiuoti su savo norais, savo svajonėm ir ne tik tai pafantazuoti, bet ir pajudėti link to, kad tai taptų realybę. Vaizduotė lygiai taip pat labai svarbi bet kokios didžiojoje dalyje, tai prasme, asmeninio augimo praktikų įvairiausių. Dažnai ten reikia kažką įsivaizduoti ir taip toliau. Tai jeigu vaizduotės aš nevaldau, tai mano įsivaizdavimo lygmuo yra vienas, detalumas yra vienas, stiprumas to įsivaizdavimo yra vienas. Jeigu aš turiu valdomą vaizduotę, kuri visiškai manęs klauso ir nuo manęs priklauso, tai reiškia, kad aš įsivaizduoju tą, ką noriu, bet tą, ką noriu, tą ir įsivaizduoju. Tai tokiu atveju aš turiu galimybę augti ir tobulėti daug stipriau. Ir matyti, vizualizuoti, nes vaizduotės vienas didžiųjų dalykų yra vizualizacija, ar ne, detalus matymas. Gali būti matymas vaizdelio, gali būti matymas video. Ar ne, tai reiškia, vaizdelis tai plokščias kaip nuotrauka, o video su visom detalėm, pojūčiais, tie vadinami, kur filmai būna 5D, ar ne, ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai, jie nuo tavo vaizduotės valdymo ir gebėjimo vaizduotės dėka būtent prikurti ir padaryti, tirštą tą visą situaciją, apie kurią tu įsivaizduoji, kad tai ne fantazija būtų, o jau realus įsivaizdavimas. Ir tada atsiranda galimybė ir didesnė motivacija veikti. Taip, tai vaizduotė. Jinai labai labai svarbi yra kūrybiškumui ir naujovėm. Tai jeigu jūs gyvenime jaučiat, kad trūksta kūrybiškumo, norėtųsi kažko naujo, bet nieko kaip ir neįgyvendinant, nieko nevyksta, nieko nesugalvojat, tai labai svarbus įgūdis yra vaizduotė šitoje vietoje. Nes išlavinta vaizduotė, jinai padeda kūrybiškiau mąstyti. Jinai užveda mus už apribojimų, už to mąstymo dėžutėje. Padeda sugalvoti novatoriškų įvairiausių idėjų, kurti išradimus įvairiausius. Tik tai vaizduotės dėka, nes labai geras yra pavyzdys, kad kiek daug yra padaryta dalykų, kurie anksčiau būdavo tiesiog fantazija, fantastinės knygos, kažkas tą sugebėjo sufantazuoti, kažkas sugalvojo įsivaizduoti. Ir tada sekantis dalykas yra tai padaryti. Taigi mes turim labai labai daug gražių rezultatų, kad ir dabar galimybė visas YouTube'as, filmavimas, telefonai, kalbėjimas telefonu su matymu vaizdo yra labai realus dalykas šiuo metu. Kažkada tai kažkas tik tai įsivaizdavo. Yra toks geras pasakymas, kad jeigu tu gali tai įsivaizduoti, reiškia, tu gali tai ir turėti, tu gali tai ir pasiekti. Tai dabar jau klausimas kaip, ar ne? Nes pas mus atsiranda, žinoma, visada daug problemų. Jeigu mes pradam kažko tai norėti ir siekti, dažnai mūsų vaizduotė kuria problemas.
O jeigu valdai savo vaizduotę ir nukreipi ją į problemų sprendimą, dar kartą pasikartosiu, sprendimą, ne problemų apgalvojimo, buvimo juose ir malimas, bet, gerai, kokie gali būti kūrybiški sprendimai? Sugalvokim 1001 kūrybišką sprendimą, galbūt vienas iš jų bus teisingas. Taigi padeda vaizduotė mums spręsti problemas kūrybiškai. Taip pat jau, kaip minėjau, vaizduotė padeda mums motyvaciją susikurti siekiant mūsų tikslų. Tikslus labai irgi svarbu yra vizualizuoti norimus rezultatus. Ir kai tu turi norimą rezultatą, link kurio tu nori judėti, tai jau tada tikslas susidėlioti yra daug paprasčiau. Visų pirma, mes atsiremiam į vaizduotę. Įsivaizduojam rezultatus, vizualizuojam tikslus, turim motyvaciją veikti ir tada viską galim daryti. Taip pat vaizduotė yra labai svarbi mūsų emociniai ir psichiniai geroviai. Taigi, jeigu mes norim gerai jaustis, ar ne, mums labai svarbu valdyti savo vaizduotę. Nes jeigu vaizduotė yra nevaldoma, jinai dažnai kūrė neigiamas situacijas. Aš, pavyzdžiui, turėjau tokį dalyką, kad nuo pat vaikystės, kiek save atsimenu, jeigu tėvai negrįžta laiku, mano įsivaizduojamu laiku, nes man tas laikas galbūt nebuvo pasakytas, aš pradedu vaizduotėje kurti baisiausius dalykus, kas galėjo atsitikti, kas galėjo nutikti ir taip toliau ir visą kitą, vietoj to, kad paimčiau, paskambinčiau ir paklausčiau, kaip yra iš tiesų. O lygiai taip pat galima įsivaizduoti, kad kažką faino, jie kažkur smagiai leidžia laiką, tol kol aš sugrįšiu ir visą kitą. Taigi mano vaizduotė, jinai kūrė įvairiausius scenarijus. Nevaldomai gali kurti per daug negatyvius, lygiai taip pat gali kurti per daug pozityvius. Todėl mums labai svarbu valdyti savo vaizduotę ir matyti, ką jinai realiai daro. Mes, kaip pavyzdžiui, moteris, ar ne, tai jeigu santykiai, ir kaip perėsiu prie bendravimo, jeigu mes pradedam naujus kažkokius tai santykius, sutinkam partnerį, tai viskas, mes įsivaizduojam, imam tik geriausius dalykus ir įsivaizduojam tik tai tą jau į tą pozityvę pusę, kaip čia viskas bus tik tai gerai ir praleidžiam tam tikrus realus dalykus. Taigi mes turim valdyti savo vaizduotę, kad jinai nejudėtų nei į negatyvą, nei į pozityvą per didelį, jeigu mes to nenorime, ne? Mes galim lygiai toje pačioje vietoje sakyti vaizduoti, sukurk man dabar neigiamą scenarijų, sukuriam teigiamą scenarijų, sukuriam tokį vidutinį scenarijų, ar ne? Lygiai taip pat imantis kažkokios veiklos, į kurią vietą akcentuoji, kur tavo vaizduotė pasineša. Jinai valdoma tavo ar nevaldoma? Jeigu valdai, kreipi ją ten, kur tu pats nori. Nori susikurti tą idealų vaizdelį, susikuri idealų vaizdelį. Nori susikurti negatyvų vaizdelį, susikuri negatyvų vaizdelį. Pasižiūri juos abu ir paiminti tą balansą. Pažiūri į realų vaizdelį, kas gali būti realiai. Ir tai yra labai svarbu tas realybės jausmas, nors vaizduotė jinai mus kaip tik tarsi neša už realybės ribų, už to, kas yra dabar, jinai mums padeda dakurti, pridėti ir pamatyti, ar ne? Tai vėlgi svarbu matyti, kur jinai tave nešioja. Matyti, kągi tu įsivaizduoji ir kodėl. Emociniai geroviai, kodėl tai yra labai svarbu, ar ne? Tai yra streso mažinimui ir atsipalaidavimui. Labai daug pratimų yra su vaizduotė susijusi. Pavyzdžiui, autogeninė treniruotė, emocijų visokie paleidimai. Labai daug, kur mums reikia įsivaizduoti žmogų, kad jis yra šalia ar kažką. Tai jeigu tu valdai vaizduotę, tavo šitie pratimai bus daug veiksmingesni. Jeigu nevaldai vaizduotės, tai žinoma, bet kokio pratimo darymas, kuris reikalauja vaizduotės, lygiai taip pat lavina vaizduotę. Tai jeigu tu daug to darysi, po truputį tau pradės gautis vis geriau ir geriau. Stresas, ar ne, kaip jau minėjau, streso mes dažnai prisikuriam patys, dėka nevaldomos savo vaizduotės. Įsivaizduojam visko, prisikuriam ir taip toliau ir pamirštam realybę ir realius dalykus, kaip yra iš tiesų šiuo metu. Kuriam tos blogiausius scenarijus arba fantazuojam ir kuriam geriausius scenarijus. Taigi tas vaizduotės valdymas, stebėjimas, kur link pakrypo tavo vaizduotė, yra labai fainas dalykas tam, kad realiai pažvelgti gyvenimą. Esu čia, pozityvus scenarius toks, negatyvus scenarius toks. Ir ką galiu padaryti? Tada jau kūrybiškumas sprendžiant užduotis. Ar ne? Jeigu tikrai realiai yra kažkokia situacija, kuri yra grėsminga, kuri tau kelia įtampą ir stresą, kaip kūrybiškai galiu spręsti? Kokiu būdu galiu sugalvoti?
vaizduotė labai padeda empatijai. Tai, kad tu gali save vaizduotės dėka patalpinti vadinamus į tos kito žmogaus batus. Kaip sako, negali teisti žmogaus ir vertinti jo, jeigu nenugyvenai jo gyvenimo, nepatyrė jo patyrimo, nepabuvai visose jo situacijose, tu realiai nežinai. Dėl ko man patinka coachingas, kuris veda žmogų per klausimus, nes tik taip pat žmogus kiekvienas geriausiai žino jo situaciją, kurioje jis šiuo metu yra. Jeigu aš kažką bandau papasakoti kitam žmogui, duoti kažkokį savo patarimą, tai geriausiu atveju gali būti kažkas objektyvos surinktos žinios, mano asmeninė patirtis, mano girdėta iš kitų žmonių patirtis ir perinterpretuota savaip, bet to žmogaus realiai mes galim pabandyti įsivaizduoti, pajausti jo gyvenimą tik tai empatijos dėka, tik tai vaizduotės dėka, patalpindami save jo situaciją. Ir tai daug šansų, kad mes kažkur tai būsim šalia to, kas to žmogaus viduje vyksta iš tiesų, kodėl jis taip mąsto, kas su juo darosi. Nes mes neturim nei jo patirties, nei jo įgūdžių, nei jo gebėjimų. Ir galbūt kažkurioje srityje turim geresnius gebėjimus ir mums atrodo kažkas lengva, o tam žmogui nėra taip lengva. Dėl to labai svarbu kiekvienoje situacijoje matyti kiekvieną žmogų kaip gyvą ir atskirti jį nuo savęs. O mes ką dažniausiai šitoje vietoje vėlgi įsivaizduojam, kad visi yra tokie pat kaip mes, kad pas visus vyksta tas pats, kas vyksta pas mus. O tai yra labai didelė paklaida. Kartais mes kažką pataikom, kartais smarkiai apsirinkam. Tai va, bendravimui labai svarbu, asmeniniam augimui labai svarbu, žodžiu, vaizduotė yra be galo svarbi visose mūsų gyvenimo srityse. Jinai tiek veikloj labai svarbi, nes jeigu mes norim matyti rezultatus, jinai labai svarbi bendravime, asmeniniam gyvenime, laisvalaikė, gebėjime atsipalaiduoti, lygiai taip pat būti čia ir dabar, ar ne, jausti, įsivaizduoti, matyti ir taip toliau, yra labai labai svarbus įgūdis. Jeigu vaizduotė nevaldom, arba negalim iš vis įsivaizduoti, ar ne, tada mes turim tam tikrų situacijų, kuriuose mums yra sunkiau. Ir galima visada šitą įgūdį lavinti. Ir lavinimo būdai yra keli. Daug tiksliau įvairiausių lavinimo būdų. Vienas iš tų, kaip aš sakau, jeigu tu kažkokią asmeninį augimą ir tobulėjimą praktikuoji, kažkas praktikas darai, ten dažniausiai vis tiek yra kažkiek tai vaizduotės. Ir jinai savaime gerėja palaipsniui, nes jeigu tu darai kažką, kur reikia vaizduotės, tai tau sunku įsivaizduoti, vis lengviau ir po truputėlį pavyksta. Bet yra toks kursas, kuris yra skirtas būtent pačiam vaizduotės lavinimui, kaip vaizduotės. Ir dėmesio, apie ką jau kalbėjau, tai jeigu tau įdomu, pasižiūrėk nuorodoj ir tam pamatysi apie kurso pristatymą, į kurį tave labai kviečiu, jeigu tau įdomu būti savo gyvenimo šeimininku, nes ten mes lavinsim ir savitapatumo jausmą, ir dėmesį, kuris yra bazinis resursas, ir vaizduotę, ir gebėjimą mąstyti. Tai kitą kartą savo penktadienio pokalbį pasidalinsiu apie mąstymą ir kaip jis mus veikia ir kokia yra nauda, kodėl yra svarbu mokytis mąstyti, kas atrodo jau yra natūralus dalykas, tarsi įgimtas, bet dažniausiai mes to išmokstam iš kitų. Taigi, šiandien apie vaizduotę tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Jeigu įdomu, susitikim. Jeigu turi kažkokių tai klausimų, mielai labai lauksiu tavo žinučių asmeninių. Apačioje yra Facebooko nuoroda į mano Facebooką. Tai iki susitikimų.